Gerbiami profsąjungiečiai, gerbiami atominės elektrinės darbuotojai, pasibaigė kalėdinis naujųjų metų maratonas, naujųjų metų švenčių maratonas. Į pabaigą pirmas naujųjų metų mėnuo. Šiandien norėčiau trumpai apžvelgti praeitų metų aktualijos, tai ko pasiekta, ko ne visai, apžvelgti šių dienų aktualijas ir pasidalinti mūsų profsąjungos darbo planais šiais metais. Taigi, į 2025 metus mes įžengėm turėdami valstybės įmonės statusą. Mūsų profesinė sąjunga niekada neslėpė ir prisilaikė pozicijos, kuri išdirbta per ilgus metus bendro darbo su darbdaviu, valdyba, ministerija. Taigi mūsų pozicija išlieka ir šiandien, atsižvelgiant ir tai, kokie sprendimai priimami personalo atžvilgių šiandien, kad tokia įmonė kaip Ignalinos atominė elektrinė, strateginis objektas, tai turi būti valstybės įmonė visgi. UABui šiai dienai nelaikas. Tai buvo dar išdiskutuota papildomai, kažkiek ir netikėta. Kalėdinis periodas prasidėjo nuo to, kad mūsų profsąjunga, ministras, naujas jau ministras ir įmonės vadovas buvo pakviesti į Seimo audito komiteto posėdį, kur be išeitinių kompensacijų dviem darbuotojams, beveik 150 tūkstančių eurų, kur mes dėja negavom atsakymų, todėl kreipėmės į Seimo audito komitetą. Šitas klausimas buvo pagrindinis svarstomas, be to ir taip pat teisinio statuso pakeitimo klausimas, kiek tai savalaikis, tai visą įrašą galite pasižiūrėti, jis yra patalpintas mūsų tinklalapyje, taip pat žinoma Seimo svetainiai. Tai buvo gan įdomios, aštrios diskusijos, išsakėm savo poziciją ir dėl brangstančių projektų, dėl personalo politikos, kurios mūsų nuomonė šiai dienai ne tai, kad nepakankamai, jos tiesiog nėra. Mes matom, kad šiai dienai trūksta perdirbėjų, trūksta specialistų, trūksta šaltkalvių, darbininkų. Jau ne taip, kad išsaugot nepavyksta įmoniai, bet nepavyksta ir pritraukti. Ir tai yra, mes laikom, rezultatas paskutinių kelių metų įmonės valdymų. Visą tai mes išsakėm, bet visgi norėčiau pasakyti ir apie pliusus, yra už ką ir pagirti ir paskatinti taip veikti toliau mūsų įmonės vadovybę, ministerija ir valdyba. Tai kalbu apie tai, kad įmoniai galioja 2023 metais pasirašyta kolektyvinė sutartis ir numatytos jose socialinės garantijos. Taip pat galų gale po ilgų pastangų dėtų ir mūsų profesinės sąjungos, viso kolektyvo, kalbu dabar apie autobusų reisų organizavimą. Klausimas buvo išspręstas, tai čia, sakyčiau, bendrų pastangų dėka mūsų visų profsąjungos, darbuotojų kolektyvo, žinoma ir naujo įmonės vadovo, valdybos ir ministerijos. Aš skaitau, kad tai tikrai pozityvus praeitų metų momentas. Dar norėčiau pabrėžti dar vieną pliusą, tai rudenį į mus pasikreipė valdyba prašydama profesinės sąjungos pateikti mūsų pasiūlymus dėl strateginio rodiklių pakeitimo. Tai klausimas svarbus ir, sakyčiau, ir profsąjunginis klausimas ta prasme, kad rodikliai, jų vykdymas, tvirtinimas
tiesiogiai įtakoja darbuotojų bazinių atlyginimų pakeitimą. Taigi mes pateikėm savo pasiūlymus, dalis į jūs buvo atsižvelgta valdybos, tai ir mes tikimės, kad šiais metais nebus padaryta tokia klaida, kaip pernai dėl bazinių atlyginimų pakeitimo. Kadangi tai, apie ką mes perspėjom dar paskutinius kelis metus, dėja, šiandien pasitvirtino, įmonė turi problemų su personalu, bet tai galima išspręsti. Žmonės turi būti motyvuoti. Motyvuotas darbuotojas, gaunantis padorų atlyginimą, kuris nėra diskriminuojamas teritoriniu ar kitokiu principu, tai daro savo didelį įnašą į įmonės veiklą, socialinis dialogas su profsąjunga. Visa tai visumoje duoda gerą rezultatą įmonės veiklai, įmonės reputacijai. Tai todėl mes ir kalbam apie tai, kad mūsų profsąjunga niekuomet neapsiribodavo to, kad kolektyvinė sutartis sudarytų viso labo keli puslapiai ir kurioje būtų įtvirtintos tik tai papildomos naudos, kurių nėra numatyta darbo kodekse. Tokia pozicija vėlgi išdirbta ilgametė patirtimi ir to mes matom, kad laukia iš mūsų žmonės, darbuotojai, kad atstovavimas būtų kur kas platesnis, ambicingesnis. Tai kalbu ir apie dalyvavimą struktūros pakeitime, darbo apmokėjimo sistemos ir taikyme ir pakeitimuose. Tai mes tą darome ir darysime principingai. Žinoma, tai nėra paprastas kelias. Gal mes nesame labai patogus darbdaviui, valdybai, tačiau ilgainiui aš skaitau, kad tai yra pliusas visiems. Ir darbuotojams, kurie jaučiasi tuomet apsaugoti, ir darbdaviui, ir profesiniai sąjungai, ir kalbant apie mūsų įmonės reikšmę ir visai Lietuvai. Tačiau dar šiandien norėčiau pasakyti apie pastarųjų kelių mėnesių priimtus darbdavių sprendimus, dėl kurių gaunam iš darbuotojų pakankamai daug kritikos, nuogąstavimų, nepasitenkinimų. Visos tos darbuotojų kreipimasis, aš sakyčiau, vienyje vienas sakinys. Tai vidinio teisingumo nebuvimo jausmas. To neturėtų būti. Mums kelia nuogąstavimus, ar tai atsispindi darbuotojų nuogąstavimus. Tai kaip lengvai atsisakoma specialistų. Turiu omeny specialistų ir darbininkų, ir specialistų, ir vadovų. Ir kaip priimami ekspertai. Aš sakyčiau, kad čia ne ta įmonė, kur ekspertas, kad tai būtų labai išsilavinęs, kaip vadybininkas, top manager. Ir padirbės čia kelis mėnesius, tai ne ta įmonė, kur galima taip lengvų mostų patapti šios ryties specialistų. Todėl reikia labai žiūrėti atsakingai ir rezervuotai. Mes tą klausimą keliam ir kelsim įvairiuose lygiuose. Taigi naujieji metai prasidėjo tuo, kad mes pirmą sausio savaitę susitikom su naujai paskirtu energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu, taip pat viceministru Arnoldu Pikčirniu, kuris kuruoja mūsų atominės uždarymo projektą. Ištakėm savo poziciją dėl problematikos su personalu, su darbo apmokėjimo sistemos taikymu, su mūsų atstovavimu valdyboje, pateikėm savo konkrečius pasiūlymus ir buvome patikinti, kad jau artimiausių metų gausim grįžtamą ryšį, mes to laukiam. Tačiau, kadangi po to laiko, kaip jūs žinote, buvo priimtas darbdavio sprendimas,
kurį kolektyvas priėmė, švelniai tariant, nevienareikšmiškai. Kalbu apie skatinimo priedą paskyrimą, kuris apėmė daugiau nei 1/10 darbuotojų viso kolektyvo. Mes visi matėm, kaip sunkiai dirbo visas atominės elektrinės kolektyvą paskutinius 4 mėnesius tam, kad pasiekti nustatyto rodiklio. Dirbo visas kolektyvas kartu. Nemažai darbuotojų dirbo savaitgalis. O mesgi kalbam apie darbą, apie sutrumpintą darbo savaitę, esant ypatingom darbo sąlygom. Kaip tai atsilieps ilgainiui, mes nežinom. Bet mes žinom, kad tai buvo ekstremalios, sakyčiau, darbo sąlygos. Vadinasi, per visus metus darbas tiesiog nebuvo tinkamai organizuotas. Ir tai atsakomybė aukščiausios įmonės vadovybės, įskaitant ir valdybą. O tai, kad šiandien mes turim tokią situaciją, apie kurią mes kalbėjom per paskutinius kelis metus, taip pat ir ministerijos lygyje, ir vadovybės lygiai, valdybės, bet dėja nebuvom tinkamai iškirsti. Mes kalbėjom apie personalo trūkumą, apie tų, kurie tiesiogiai vykdo išmontavimo darbus, apie specialistų trūkumą. Ir šiandien mes jau šitą aktualiją turim, bet tai nereiškia, kad tai negalima pakeisti. Galima, reikia. Ir šiandien mes matom pirmą žingsnį, tai yra tinkamas darbo apmokėjimo sistemos taikymas. Šiandien jį taikoma nekorektiškai. Šiandien mes taip pat matom, kad tas pats skatinimo priedo paskirimas, viso labo šiek tiek daugiau nei 10 darbuotojų, netinkamas, skaldantis kolektyvas sprendimas. Dirbo visi, sunkiai dirbo per paskutinius 4 mėnesius. Todėl tokie sprendimai ilgainiui neduoda gero efekto. Ir jie taisytini. Šiandien mes taip pat matom bandymus, dar ne patvirtinus, kaip mūsų patikina ministerija, išlaidų sąmatos, rodiklių, bet jau bandoma keisti labai siaurai grupiai darbuotojų, dažniausiai tai ekspertai ir panašiai. Tai pareigybės lygiai ir atitinkamai darbo užmokestį. Skaitom, kad tai neteisingai. Jeigu reikia keisti pareigybių lygį, reikia žiūrėti visą atominės elektrinės kolektyvą visumoj, o ne padrikai. Čia tam tikra, aš išvelgiu, manipulacija. Kalbant apie darbo apmokėjimą, lygiai taip pat mes turim valdybos pirmininkės ir įmonės vadovo raštą, kuriame teigiama, kad planuojama keisti bazinius atlyginimus 2025 metais nuo balandžio mėnesio. Tai tikrai ambicingas tikslas, bet tai sveikintinas tikslas. Todėl raginu ir visus įmonės vadovus aktyviau dirbti vertinant darbuotojus, organizuojant vertinimą. Ir kalbant, kartuoju, apie darbo apmokėjimo, darbo užmokesčio pakeitimą, vėlgi reikia žiūrėti visumoj, o ne bandyti kelti atskiriams darbuotojams. Šiandien trūksta specialistų darbininkų. Na ir pabaigai. Į mūsų kolektyvinė sutartis galioja 2025 metais mūsų profesinė sąjunga, kaip ir anksčiau, pasiryžusi principingai atstovauti darbuotojų interesus, konstruktyviai bendrauti su darbdaviu, su valdyba, ministerija, reikės ir su Europos komisija, ir tai tikrai planuojame. Ir raginu darbuotojus, prašau palaikymo, prašau, kviečiu įstoti į mūsų profesinę sąjungą. Mes taip pat esame atviri, bet
kokie kritikai, pasiūlymams žemiau nurodyti mūsų kontaktais. Galite kreiptis visuomet ir sėkmės mums visiems. Ačiū.